Sveiki. Vasario 23 dienos vaizdas iš satelito, dar nebuvo pietų. Čia nuotraukos yra sujungtos kas 15 minučių, jokios kompiuterinės grafikos, todėl vaizdas yra labiausiai realus ir jo kol kas gaila nerodo per televiziją, kad žmonės nesuprastų, iš kur ateina blogi orai, kas juos padaro, kaip iš kur atsiranda debesis, keistos formos, lietus iš niekur. Dar parodysiu švarų plėmą. Matote, čia Skandinavijoje ir Airijoje ir Anglijoje, Škotijoje gyvenančių tautiečių darbelis, keletas butelaičių acto paskesto su šiltu vandeniu pageidautina, išplakant butelyje ir išmaišant santykis 1:5 maždaug. Actas garuodamas sudrasko visą tą chemiją, taip kaip ir kalkės arbatinėje, jeigu užpilsit stipro acto ir batinukais, pamatysite, kaip jisai nugraužinėja akmenis nuo dugno arbatinėme, nuo spiralių, nuo skardos ir jį tampa blizganti. Tas pats darosi su orais. Ir po to actas sunaikina cheminius debesis, o atsiradusi natūrali drėgmė kuria naujosios kitos formos debesis. Ženklas to gali būti ore skirtingų spalvų debesis, tamsiai pilkai violetiniai, balti ir pilki. Tada čia actas yra suardęs chemiją, o po acto atsiranda švarūs balti debesėliai, gryni koncentruoti vandens garai, kurie paskui galėtų pavirsti į lietų, į tikrą lietų. Ir taigi mes dabar ko neturėjome, tai lietaus, didelių kritulių, kadangi sukuriama juosta, jinai eina per Lietuvą, bet negali visiškai paveikti lietaus, tiek nėra virš mūsų šalies. Aš jau įjungiu lietaus režimą. Ir jūs galite matyti, kad gali lyti visur. Ispanijoje be paliovos, dalį uždengti Prancūzijos, Vokietiją, Lenkija, o paskiau pradeda trūkinėti. Esmė tame, kad iš Lietuvos mes galime daryti įtaką net iki 800 km atstumu, kol kas yra mažesnė zona padaryta, ir ji, sakysim, išjungia lietų, išjungia tą chemiją, tos cheminius junginius dirbtinai sukurtose debesyse, ir lietaus tiek daug nėra, mūsų krašte taip pat. Jeigu ir pasninga labai smulkiomis snaigėmis, nėra tokių pūgų, kaip būdavo senais laikais, kai mums prisnigdavo, privarydavo sniego kelią, paskui mes turėdama valyti gatves, barsyti šimtus tonų chemijos, išleisti 100 000 pinigų savo krašto tam, kad išvalyti, išsivaduoti nuo sniego gniaužtų. Šito dabar nėra ir daugiau niekada nebus. Todėl bus atstatoma originaliai, sakysim, pati su orais, drėgmė bus natūralesnė, vanduo bus švaresnis, jisai jau daugiau neniokos mūsų pasėlių, neapnuodins mūsų dirvožemę ir visą tą chemiją bent jau kol kas pradžiai apeis Lietuvą. Čia matote labiau koncentruotas debesų juostas, raudona parodo didžiausią aukštį, čia dirbtinai kuriami debesis, tai vadinamas cloud seeding, tai gali būti daroma ir iš aviacijos, iš oro ir taip pat iš antžeminės technikos. Ir tokiu būdu sudaroma srovė iš šiaurės, ji atneša šaltą orą, o drėgmė iš Atlanto arba kaip buvo prieš kelias dienas, iš pietų, padaro debesis, kurie paskiau sušalę, virsta sniegu, šlapdriba ir imituoja šitaip žiemą, kuri jau turėjo šiaip baigtis. Tai tiek apie orus. Dar kartą parodau vaizdelį apie acto garus. Čia pasidarbavo mūsų tautiečiai. Ir apie acto garus jau buvo padarytas ne vienas video, buvo kalbėta, netgi piktai juoktasi per televiziją, bet paskui užtilo, kad nedaryti to dirbtino PR.
Ir dabar ta visa melo skraistė tiesiog nuslinks žmonėms nuo akių. Daugelis jau suprato, pabandė, patyrė tai, kad per kelias valandas galima turėti virš savęs mėlyną dangų, tai reikia turėti tik tai koncentruotą stiprų actą, jį išgarinti, šilto oro, nevėjotą dieną ir tie garai pasiekia 3-4 km aukštį ir paskui pradeda daryti štai tokius dalykus. Atsiranda aukštas slėgis, atsiranda gražus balti debesis kaip čia ir daugiau saulės, daugiau šilumos ir natūralus drėgnas oras. Jaučiamas bus nuosame, jokių virusų, jokių bakterijų ore negyvens, kada bus švarus oras. Tai tiek apie orus ir iki sekančio karto.